Kovo 20 dieną vyko moksleivių savivaldų forumas, kurio metu moksleiviai diskutavo jiems aktualiomis temomis, ieškojo problemų būdų, taip pat savo veiklą pristatė ir Kėdainių rajono mokinių pirmininkė. Šie mokslo metai tikrai buvo stiprus ir nuveikėm tikrai daug, tiek su pačiom savivaldom ir kiekvieną mėnesį renkasi vadovų klubas, tai vadovų klubai įeina kiekvienos mokyklos pirmininkas ir atstovai keli. Išsikėlėme problemas mokyklose vykstančias, kurias šiandien darbo grupių metu bandysime išspręsti. Tai viena yra iš problemų, kaip įtraukti jaunimą į veiklas visas. Šiandien susirinks beveik visos Kėdainių rajono mokyklos. Tai yra tikrai džiugu, nes net galvojame, kad nelabai sutalpinsime į posėdžių salę, bet kažkaip bandysime. Ir kaip informaciją pateikti sudominančią jaunimą, kad dalyvautų, nes išties darėm nemažai susitikimų su įvairiais profesijų atstovais, įvairiais žmonėmis tikrai įdomiais. Ir tiesiog buvo taip, kad mažai susirinko jaunimo, tai norime, yra ta problema iškelta ir norime tiesiog sužinoti, galbūt šiandien ir pavyks rasti sprendimo būdų, kaip būtų pateikti galbūt įdomią informaciją, kad susirinktų kuo daugiau jaunimo ir domėtųsi. Forumo dalyvius pasveikino Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Antanas Mikalauskas, kuris atvyko kartu su Lietuvos moksleivių sąjungos biuro atstovais. Tai moksleivių sąjunga iš esmės siūlo pakankamai įvairias veiklas, bet iš esmės reikia suvokti, kad pagrindinė veikla tai yra atstovavimas, moksleivių atstovavimas, problemų kėlimas ir jų sprendimas. Nes moksleiviai keldami problemas, jie pasako, kas yra mokykloje blogai, kas juos neramina ir kas juos jaudina. Ir mūsų kaip moksleivių sąjungos Lietuvos prioritetas yra tai, kad mes turime išspręsti mokyklų problemas, mes turime padėti moksleiviam, kad jų atmosfera mokykloje būtų gera, kad jie gerai jaustųsi mokykloje ir kad mokykla nebūtų kažkoks tai kalėjimas, bet būtų mokykla, kuri yra atvira, kuri ugdo ir kuri suteikia sparnus kiekvienam moksleiviui baigusią mokyklą. Forume dalyvavo aktyvus moksleivių Europos parlamento atstovas Tautvydas Petrauskas. Mokomasis Europos parlamentas yra iniciatyva veikianti 27 ES šalyse, tai yra Europos parlamento simuliacija skirta mokiniams, studentams ir mokytojams. Mokomasis Europos parlamentas skatina diskutuoti įvairiais ES aktualiais klausimais būtent dabartiniu metu. Jie rašome rezoliucijas, tai yra ieškome problemų sprendimų būdų, jas siunčiame į Briuselį, į Europos parlamentą. Kėdainių Šviesiosios gimnazijos prezidentė Emilija Solevičiūtė atėjo su tikslu pakelti savo kompetenciją bei pasisemti naujų idėjų. Aš tikiuosi, kad tiek aš, tiek mano visa mokinių savivaldos komanda pasisems kažko naujo, sužinos kažko naujo, nes šiandieninėje programoje pas mus atvyko ir Lietuvos moksleivių sąjungos pirmininkas. Aš manau, kad iš jo minčių išgirsime kažkokių įdomių ir tikiuosi, kad be abejonės darbo grupės bus labai naudingos. Mes dar kartą aptarsime savo mokyklos problemas ir iš naujo užsidegsime jas spręsti. Manau, kad atgyja tas bendradarbiavimas tarp visų savivaldų, nes mes esame vienas miestas ir turėtume bendradarbiauti ir tai yra vienas iš būdų, kada mes tai padarome. Ir be abejonės naudinga dėl to, kad paminimos tos mokinių problemos, apsidairome ne tik tarp savo problemų, bet ir tarp kitose mokyklose esančių, galbūt atkreipėme dėmesį, kad vis dėlto ir jos pas mus yra ir aišku, plečiame savo akiratį.